Sveiki, esu Arnoldas Januškevičius, plaukimo treneris. Mane paskatino pradėti sportuoti mano šeima, nes augau visada sportiškoje šeimoje, tai tėvai parodė tą pavyzdį pradėti sportuoti. Negalė iš tikrųjų netrukdo sportuoti, nes žmonėms turintiems tam tikrą negalę sportas kaip tik yra reikalingas ir jisai padeda žmogui įsitvirtinti visuomenėje. Vaikus paskatino treniruoti mano kūno kultūros mokytojas, nes jisai manim pasitikėdamas leisdavo man pravesti kūno kultūros pamoką ir tai turėjo labai didelį įtaką mano kaip trenerio karjerai. Vaikus be negalės teko treniruoti. Na, iš tikrųjų, jeigu lyginant vaikus turinčius tam tikrų negalių ir vaikus be negalės, tai iš tikrųjų vaikus turinčius negalę nereikia motyvuoti, jie yra motyvuoti ir klauso trenerio, didžiuojasi savo rezultatais pasiektais ir džiugu matyti tokius vaikus, kurie turi tam tikras negalės, kai jie fiziškai yra aktyvūs ir treniruojant vaikus su negale didžiausi iššūkiai pritaikyti jiems pratimus ir metodikas, nes mano grupėje yra įvairių negalių, pradedant nuo klausos, regos, fizinės negalės, taip pat su intelekto negale mes turime sportuojančių vaikų. Tai didžiausias iššūkis yra pritaikyti metodikas treniruočių. Manau, kad žmonės turintys negalę ir tuo tarpu ir vaikai turintys negalę galėtų labiau įsitraukti į fizinį aktyvumą ar treniruotes. Tai reiškia, mes turime šviesti visuomenę, daugiau fizinio aktyvumo projektų turėtų būti ir sudarytos sąlygos įvairiuose Lietuvos miestuose sportuoti vaikams turintiems negalę. Sportas ir fizinis aktyvumas turintiems negalę iš tikrųjų suteikia labai daug ne tik fizinių gebėjimų ar fizinio tobulėjimo, bet ir žmogus turintis negalę ir kuris sportuoja, tai jisai žymiai geriau jaučiasi bendroje mūsų visuomenėje, jam lengviau įsidarbinti ir būti visaverčiu visuomenės nariu. Mano sportinė istorija iš tikrųjų prasidėjo šitame baseine. Pirmoje klasėje aš pradėjau lankyti irgi plaukimo treniruotės šiame baseine. Na ir taip jau nutiko, kad baigęs mokyklą tapau, iš tikrųjų baigęs ir universitetą, tapau plaukimo treneriu. Tai mano ta istorija iš tikrųjų prasidėjo būtent 7 ryto šiame baseine plaukiant. Tai iš tikrųjų visiems norėčiau palinkėti, kad nebijotų išbandyti įvairias treniruotės. Jeigu nebandė plaukimo treniruočių, tai tikrai drąsiai gali ateiti, išbandyti plaukimo treniruotės ar kitas mėgiamas fizinės veiklas. Tikrai padėsim ir prisidėsim prie jų fizinio aktyvumo ir tobulėjimo.